Ar jūsų Samsung telefone veikia naujoji One UI 7 operacinė sistema? Jei taip, žiūrėkite toliau. Aš bitės profas Žygis ir per ateinančias 60 sekundžių papasakosiu apie šių telefonų pagrindinių ekranų personalizavimo galimybės. Programėlių ikonų pritaikymas. Nustatymuose galite padidinti arba sumažinti programėlių ikonų dydį. Be to, galite paslėpti jų etiketes, norėdami tvarkingesnio vaizdo. Beje, norintys kuo detalesnio vaizdo arba besimokantis naudotis telefonu, dabar galite įjungti etiketes net ir valdyklės. Aplankų dydžių keitimas. Aplankai tai patogus būdas susidėti dar daugiau programėlių ant pagrindinio ekrano. Šiuos aplankus galime dar padidinti štai taip paspaudus ir palaikius ant jų. Dabar į 4 programėlių vietą galite sudėti net 8 iškart paspaudžiamas programėlės. Valdiklių pritaikymas. Valdikliai dabar gali būti dar įvairesni. Štai pavyzdžiui, laikrodžio valdiklis dabar turi dar daugiau dydžių bei spalvų variacijų. Rekomenduoju paimti ir pabandyti ir kitų programėlių valdiklius, kad galėtumėte išsirinkti tą, kuris jums labiausiai patinka. Gulsčio pagrindinio ekrano režimo įjungimas. Dažnai tenka naudoti telefono šonu, tačiau pagrindinis ekranas neklauso. Galite nustatymuose padaryti, kad ir šis ekranas pasisuktų kartu su telefonu. Patiko šis video? Užsukite į bitesprofai.lt ir rasite daugiau patarimų per 60 sekundžių.